Garbė Jėzui Kristui. Šiandienos Evangelija paliečia įvairiais temas: pinigų valdymą, sąžiningumą, ištikimybę, santykių kūrimą, taip pat kam verta tarnauti, o kam ne. Reikia pasakyti, kad ji nėra lengvai suprantama. Šiandien norėčiau susitelkti tik į vieną jos aiškinimo būdą, kuris yra apie tarpusavio santykių kūrimą. Evangelija pasakoja apie nesąžiningą prievaizdą, kuriam buvo patikėta valdyti savo šeimininko turtą taip, kad jis įdaugintų. Šis tarnas prekiavo aliejumi, kviečiais ir kitais produktais, bet po kurio laiko paaiškėjo, kad jis apgaudinėja savo šeimininką, tikriausiai vagia iš jo. Kai apgaulė buvo atskleista, šis žmogus buvo apkaltintas ir atleistas. Šioje labai sunkioje situacijoje nesąžiningas prievaizdas ieškojo būdo, kaip neprarasti visko, arba kitaip sakant, kaip išsisukti. Kaip girdėjome, jis pasikvietė savo šeimininko skolininkus ir sumažino jų skolas. Biblijos aiškintojai skirtingai komentuoja, ar tai, ką jis padarė, buvo teisėta ar ne. Kad ir kaip pasielgė, sąžiningai ar nesąžiningai, jis pelnė žmonių draugystę ir jų dėkingumą. Jis užmezgė santykius su savo šeimininko skolininkais. Kai šeimininkas suprato, ką padarė jo tarnas, jis jį pagyrė ir ši pagyra yra šio palyginimo esmė. Šeimininkas nereikalauja, kad tarnas grąžintų pavogtą turtą, bet užmerkė akis į apgaulę, nes prievaizdas suprato, kad daug svarbiau už pinigus ir turėjimą yra tai, kokiuose santykiuose esi su žmonėmis. Svarbiausias šiandienos Evangelijos sakinys atrodo esas Jėzaus komentaras šiam palyginimui. Darykitės bičiulių su apgaulinga mamona, kad galui atėjus jie priimtų jūs į amžinasias padangtes. Taip pat ir ankstesnė eilutė: šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save negu šviesos vaikai. Kad geriau suprastume, apie ką čia kalbama, reikia pažvelgti į graikišką originalą, nes jame nėra žodžio viskas. Vadinasi, Jėzus neperspėja mūsų, kad viskas pasibaigs, bet kad pasibaigs mamona. Taigi šį tekstą reikėtų verčiau skaityti taip: darykitės bičiulių su apgaulinga mamona, kad galui atėjus neliktumėte tuščiomis, nes su žmonėmis jūs jungs ne pinigai ryšiai, bet draugystė. Žinoma, čia kalbama ne tik apie pinigus, bet ir apie visus gėrius, kuriuos bandome sukaupti.
Jėzus šiuo palyginimu parodo, kad neverta visko kaupti tik savo ar rūpintis vien tik savo poreikiais. Jis klausia, ar mokame pinigus ir kitokius, taip pat nematerialius gėrius, kuriuos turime, panaudoti santykiams su žmonėmis kurti. Juk kiekvienam gali ateiti laikas, kai pinigai pasirodys nepakankami, kai įvairius turtai, kuriuos turime, nieko negalės padėti. Tada svarbiausia bus tik tai, ar turime žmogų, su kuriuo sukūrėme tvirtą ir artimą draugystės ryšį. Mes dažnai bėgame paskui pinigus, daug paaukojame, kartais per daug. Dirbame iki nuovargio, kaupiame, investuojame viską dėl to, ką, kaip mums atrodo, pinigai gali pažadėti. Tačiau palyginimo šeimininkas pagyrė savo tarną todėl, kad šis mokėjo užmegzti ryšius ateičiai. Pinigai, žinoma, daug ką gali, bet yra dalykų, kuriuose jų vertė menka. Kai kas nors suserga, pinigai gali padėti greičiau pasveikti, bet žinoma, kad ne kiekvieną ligą galime įveikti. Nesvarbu, kiek tada turi pinigų, išgyjimo nebus. Jėzus bando parodyti skirtumą tarp gėrio, pinigų, bet ir pripažinimo, šlovės, pagarbos, sėkmės, komforto, malonumo ir taip toliau, kurį kaupiame savo ir juos panaudojame santykiam kurti. Jis sako, gyvenime daug svarbiau užmegzti ryšius su žmonėmis. Tai nereiškia, kad tie gerai savaime yra blogi, jie tokie nėra, bet daug geriau yra juos panaudoti, kuriant artimą santykį su kitu žmogumi. Kristus nedraudžia turėti turtų, gerybių ar nuosavybės, bet ragina teisingai juos panaudoti. Teisingai tai reiškia ne tik koncentruotis į savo poreikius, bet į santykių kūrimą su kitais žmonėmis. Kodėl? Nes kiekviena mamona kada nors pasibaigs. Ir tada arba liksime vieni, arba mus sups artimieji ir draugai. Tikroji laimė kyla ne iš pinigų, sėkmės, šlovės, autoriteto ar patogaus gyvenimo, bet iš tvirtų ir nuoširdžių santykių su žmonėmis. Pinigai nėra blogi, bet jie įgauna tikrą vertę, kai juos naudojame santykiams kurti ir plėtoti. Žinoma, tai nereiškia papirkinėti žmones, kad jie bendrautų su mumis. Galiausiai gyvenime liks tik nuoširdus ir tikri santykiai su Dievu ir žmonėmis. Visa kita subyrės. Jei iš anksto nepasirūpinsime tuo, kas svarbiausia, liksime vieni, nes gyvenime esame yra tik ir vien tik meilė. Tad naudokime viską, ką turime, net ir neteisingą mamoną, kad kurtume tikrus santykius.